Labadiena, lietuviško futbolo gerbėjai. Šiandien kiek neįprastų laikų keliamės į Tauragės Vytauto stadioną. Aurimas Kurdelis buvo įrašytas įvartis į savus vartus. Markas Medučio labai techniškai išvengė varžovų. Čia gražiai pabandė sužaisti Tauras, tęsiasi jų ataka ir dar vienas kampinis. Aikštėje šventė pergalę rezultatu 3-1. Jurevičius, Osipovičius bei Misiūnas tada pelnė po įvartį. Pavojinga Tauro ataka ir prie pirmojo kėlinio. Osipovičius gali atlikti smūgį, čia pažemė smūgis pusė. Pridėto laiko čia jau prabėgo. Pavojinga BFA ataka. Ir čia štai taip. Keliamas kamuolys, čia net ir smūgis. Eduardo prie kamulio. Kelia kamuolį jis ir Karolis Gvildys. 49 minutę atsidaro įvarčių sąskaita. Karolis Gvildys. Tauragiškų kapitonas išveda į priekį savo komandą. Štai taip, standartinė situacija ir Eduardo. Pajautė kraujo skonį Tauragė po to įvarčio ir čia į savus vartus kamuolį nukreipia Aidas Šidlauskas. 2-0. 2-0. Čia Tauragėje dominuoja antrajame kėlinyje aikštės šeimininkai. Vėl į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys. Nuosų išsaugo kamuolį. Trijonės smūgis čia šalia vartų. Gražiai žaidžia Tauras. Rodrygezas baudos aikštelėje. Paulikas. Vėl Ustinovičius. Ustinovičiaus smūgis čia jau pavojinga. Čia jau šiek tiek virš vartų. Ardo. Džeimsas iš labai toli atakuoja Solomonas Džeimsas. Čia į vartų plotą. Kelia kamuolį Paulikas link tolimo vartų kampo ir štai taip. Štai taip, įvartį pelno. Įvartį pelno BFA. Viską gerai padarė, tikrai nenusipelnė pražangos tauragiškių kapitonas. Pavojinga ataka ir įvartis! Čia tildo varžovus ir galius Renatas Švečenko. Kaip bebūtų keista, baigėsi rezultatu 2-2. 90 mačo minutę priekyje buvę Tauragės Tauro futbolininkai. 2-0, 90 mačo minutę priekyje buvo Tauras.